Sveiki visi, tai laida Užeikite, kas laukiate kartu su manimi vaikų chirurgu Benediktu Januška. Šiandien laidoje svečiuojasi skubiosios medicinos gydytoja rezidentė Gabrielė Mickutė. Labas, Gabrielė. Labas, Benediktai. Gera tave matyti, seniai matėmės. Skubiosios medicinos gydytoja. Kaip atrodo tavo darbo diena, kur tu dirbi ir kaip čia ta atrodo specialybė iš viso, papasakok trumpai. Aš turbūt pirmas žodis, kuris šauna paklausus, kaip atrodo mano specialybė ir mano darbo diena, tai mažas chaosas, kad ir kur bedirbčiau. Tai aš šiuo metu esu, kaip ir minėjai, rezidentė Kauno klinikose 4 metų, baigdinėjau 4 metus. Ir šalia dar dirbu Marijampolės ligoninės skubios pagalbos skyriuje. Tai mano diena, norėčiau sakyti, kad kiekvieną rytą, ne kiekvieną, o kai ateinu į budėjimą, prasideda kava, dėja, ne visada yra galimybė išgerti kavos, bet tai viskas labai priklauso nuo to, kuriuo paros metu ateini į darbą, kiek pacientų perėmi, kiek kolegos tau perdoda, kad išleistum, padarytum dar kažkokius tyrimus ir taip toliau ir panašiai. Tai, iš principo, viskas priklauso nuo to, ką tu atėjęs į darbą rasi, taip ir atrodys ta tavo darbo diena ir plus dar eigoje, kiek pacientų tą dieną ateis, atvažiuos, atveš greitoji. Tai labai sunku apibūdinti, kaip jie atrodo. Bet tai yra iš esmės priėmimas, Taip. Kur nežinai, kas atkeliaus, darbas Taip. Dinamiškas ir jau čia. Bet kaip dažniausiai, paromis darbas, 12 valandų pamainos, kaip viskas vyksta? Tai Kauno klinikose paromis mes skubios pagalbos skyriuje praktiškai niekada nedirbam. Mūsų pamaina trunka taip nuo 10 iki 12 valandų, reanimaciniai palatoj kartais kolegos dirba po parą laiko, o Marijampolėj vėlgi priklauso arba pusę paros, arba para, aš mėgstu dirbti paromis Marijampolėj. Gerai, aš iš karto kalbant apie tą specialybę įvesim biškį labiau, radau daug mitų. Apie skubios pagalbos gydytojus, priėmimo skyrių. Taip. Ir norėsiu, kad tu arba jos patvirtintum, arba paneigtum. Gerai? Jau čia šiek tiek užsiminiai, vienas iš jų ir buvo panašus. Priėmimo skyriuje dažniausiai ramu, gydytojai geria kavutę ir tiek, nes tų pacientų būna visai nedaug. Ypatingai per COVID teko girdėti tokių mitų. Tai kaip yra iš tiesų? Tai man tai šiaip keista, kad tu tokį girdėjai mitą, nes jeigu kad ir kokį serialą pažiūrėsi, nes dažniausiai mediciniai serialai yra apie skubios pagalbos skyrių, tai ten niekada neatrodo, kad ramu. Ir ten, nežinau, Grey anatomija, ten veiksmas vyksta ištisą parą. Tai pas mus lygiai tas pats. Vėlgi, tų dienų būna ramesnių, būna intensyvesnių, bet dažniausiai nebūna taip, kad sėdi geri kavą, nieko neveiki, nes vis tiek vienas kitas pacientas vis ateina ar atveža greitoji. Būna tokių situacijų, kai 11 metu plius minus atvyksta savom kojom arba su greitaja, ypatingai Kauno klinikose, kurios yra didelė ligoninė, turi didelį skubios pagalbos skyrių, gal Marijampolės ligoniniai. Nebūna 11 metu, bet irgi būna, kad matai tam lovelį, kur tau deda naujus pacientus, kad ten kokie 5 laukiantys ir tu dar pas save turi 10 ir jau galvoji, kaip čia viską suvaldyti. Esu dirbus ir mažose ligoninėse, tai ten taip, ten arčiau tiesos tavo šitas tai va, dėl to mitas. Gal ir kilo tas, kur... Tai aš galiu patvirtinti, taip, yra tokių ligoninių, kur tikrai vienas kitas pacientas per parą, tai... Bet vis tiek kažkas dirba, reiškia. Tai va, gal iš to ir kyla tas mitas. Covidiniu, aš dar papildys, Covido pandemijos metu, taip, pačioj pradžioj, aš tuo metu dar gyvenau Vilniuje ir dirbau Vilniuje, tai mūsų skubios pagalbos skyrius, aš Antakalny dirbau, mažajam Antakalny, tikrai būdavo pakankamai ramu. Bet pandemijai įsibėgėjus, manau, tu ir pats tą patį turbūt pastebėjai, kad žmonės ilgą laiką nesikreipia, ypatingai dėl kitų priežasčių, o ne dėl karščiavimo, dusulio ir panašiai, ką sukelia COVID infekcija. Bet tos visos lėtinės ligos jos pradėjo ūmėti, kadangi laiku pacientai nesikreipė pagalbos, nes bijojo, nenorėjo. Tai viskas buvo uždelsta ir tas srautas tikrai išaugo. Ir tie tikrai pacientai pakankamai jau sunkus pas mus atvažiuodavo. Gerai, kitas mitas
Skaičiau čia amerikietiškam portale, bet ne lietuviškam forume kaip pirmą šitą, Taip. kad priėmimo skyriuje viskas yra labai chaotiška ir visiška betvarkė. Tai bent jau iš paciento akių taip atrodo. Visi laksto daro, atrodo belenkur, belenkaip. Kaip yra iš tiesų? Man atrodo, kad yra visiškai priešingai. Tai iš dalies tame kažkiek tiesos yra, aš visiškai sutinku. Bet aišku, pas mus tvarka tam tikrai yra ir tas pacientų srautas kažkokiom taisyklėm vis tiek paklūsta ir procesai vyksta tam tikra tvarka. Tai kiekvienas atvykęs pacientas į skubios pagalbos skyrių yra, mes taip vadam, surūšiuojamas arba jeigu taip gražiai kitaip pasakius, tai patikrinami jo gyvybiniai parametrai, spaudimas, pulsas, saturacija, paklausiama, koks yra pagrindinis skundas, dėl ko jis atvyko ir pagal tai yra nusprendžiama, kokiai kategorijai pacientas priklauso. Ar jisai gali laukti, ar jo būklė yra pakankamai sunki, kad reikėtų čia ir dabar teikti pagalbą, ar iš vis galbūt nereikėtų vykti. Ir pagal tai mes išdėliojam, sukategorizuojam į spalvas ir tos, tarkim, pacientas, pavyzdžiui, gražinamas į laukimo salę, kortelė nunešama gydytojui ir jis pagal spalvą mato, ar reikia jau čia ir dabar eiti, žiūrėti, kas to pacientu vyksta ar ne. Toliau seka visi kiti etapai, tai surinkus iš paciento anamnezę mes sugalvojam, koks toliau yra ištyrimo, gydymo planas, yra visa krūva komandos narių, kurie dalyvauja visam tam procese. Tai dėl to ir atrodo tai pakankamai chaotiškai, nes nėra tik vienas gydytojas, kuris dirba. Tai jeigu pati pradžia yra registratūra, tada, pavyzdžiui, Kauno klinikose arba slaugytojai arba paramedikai išmatuoja tos gyvybinius parametrus, priskiria kategorijai, tada pažiūri gydytojas. Po gydytojo vėl tikriausiai dažniausiai kitas žmogus, kuris užsiema pacientų, tai yra slaugytojas, ima kraujo tyrimus, tada jeigu suplanuoti kažkokie instrumentiniai tyrimai, tai pagalbinis personalas palydi pacientą iki instrumentinių tyrimų. Tas norėtųsi kartais, kad galbūt tas procesas vyktų greičiau, sklandžiau, bet tiesiog, kadangi vienu metu visą laiką ligoninėje yra tikrai daug pacientų. Kauno klinikose čia keliasdešimt pacientų vienu metu. Marijampolėje gal šiek tiek mažiau, bet jeigu suskaičiuotumėm ir su chirurginiu srautu pacientų, ir su vaikais, tai turbūt lygiai tas pats. Tai iš to visas chaosas ir atrodo, kad gana chaotiškai viskas vyksta, bet vis tiek kiekvienam pacientui yra sudaromas ištyrimo gydymo planas, pagal kurį toliau jau vyksta visa eiga veiksmų, iki kol yra priimamas kažkoks galutinis sprendimas ir nusprendžiama, tai kur dabar tas pacientas keliauja. Namo, nes mes jam sutvarkėm problemą, arba, jeigu, tarkim, Marijampolės atveju, ar šitam pacientui reikia tretinio lygio ligoninės paslaugų, tai, tarkim, siunčiam į Kauno klinikas, ar šitam pacientui užtenka antro lygio ligoninės paslaugų, mes tiesiog paguldom į, vidaus ligų skyrių, ar tiesiog leidžiam namo, nes galbūt reikia pasirodyti šeimos gydytojui. Tai tas paciento kelias yra toksai, labai daug sudedamųjų dalių, labai daug personalo tame dalyvauja. Ir, bet mes stengiamės, kad kažkaip vyktų tas procesas. Bet vis tiek, priėmimo skyriuje, įsivaizduoju, yra daugybė algoritmų, kuriais vadovaujatės. Tas irgi šiek tiek yra aiškiau ir čia nors atrodo iš šono, kad visi laksto bėga, bet nebereikalo tikriausiai eina daryti tai, ką reikia daryti. Taip. Bet dabar pratęsiant, ne apie mitą, bet tiesiog klausimą, vis tiek yra taip įprasta, kad nukeliauji į priėmimą ir tave apžiūrės jau specialistas. Bet kurioj grandy yra skubios medicinos gydytojai? Ir tai yra tas pirmas fortas, kuris susiduria su pacientais ir po to jos paskirsto konsultantam, kokia yra jūsų rolė būnant priėmime? Taip, tai turbūt, kadangi skubi medicina Lietuvoje egzistuoja dar labai nedaug metų palyginus. Tai yra labai jauna specialybė. Pirmieji rezidentai pradėti ruošti, jeigu nesupainiosiu, 2013 metais, nes aš kai baigiau universitetą 14, tai jau antroji laida buvo renkama. Tai kiek čia tai specialybei? 10+ metų. Tai mūsų skubios medicinos gydytojų specialistų dar yra pakankamai nedaug paruošta ir mes tikrai negalim padengti visų Lietuvos ligoninių skubios pagalbos skyrių. Dėl to, kad ir kokią tu ligoninę paimsi, šiek tiek skiriasi ta tvarka, kas dirba skubios pagalbos skyriui, kas konsultuoja. Jeigu Kauno klinikose pagrinde skubios pagalbos skyriui, gerai, ne pagrinde, bet didžioji dalis dirbančių gydytojų yra skubios medicinos gydytojai.
Bet turim dirbančių ir šeimos gydytojų, ir vidaus ligų gydytojų. Tai tos kompetencijos, kurias mes visi turim, šiek tiek skiriasi, įgūdžiai skiriasi ir labai priklauso nuo to, tai pas kokį tu gydytoją pateksi. Mes, skubios medicinos gydytojai, esam ruošiami taip, kad didžiąją dalį ūmių kažkokių problemų sugebėtumėm išspręsti patys. Tai pradedant nuo žaizdų kažkokių sutvarkymo, suvimo, gipsavimas, spaudimo korekcija, pradinis infarkto gydymas, pradinis kažkokios infekcijos gydymas. Tai kiek mes galim, tiek patys sutvarkom tos problemos ir tada vėlgi priklausomai nuo problemos, nuo patologijos, nuo skundų, nuo dar kažko priklauso, kur toliau pacientas tas keliauja. Jeigu tai yra tiesiog paprasta, pjautinė žaizda rankos. Nekomplikuota, nepažeisti nervai, nepažeistos kraujagyslės, sausgyslės, mes galim tą tvarkyti. Mes susiuvam skubios pagalbos skyriui, patapšnuojam per petį, palinkim sėkmės ir paleidžiam pacientą namo. Ir pacientui nereikia laukti, kol ateis, baigęs operuoti, budintis traumatologas, kol jisai susiųs tą žaizdą ir išleis pacientą namo. Lygiai tas pats yra, pavyzdžiui, su ritmo atstatymu. Nemažai pacientų turi tokią problemą kaip prieširdžių virpėjimas. Jie atvyksta į mūsų skubios pagalbos skyrių, tarkim Kauno klinikose arba Marijampolėj, kai ten dirba skubios medicinos gydytojas. Tokio paciento su ūmiai sutrikusiu ritmu nereikia guldyti į ligoninę, į reanimaciją, kad jam atstatytų ritmą, pastebėtų ir paleistų kitą dieną ar dar kitą namo. Nes mes tą problemą galim išspręsti čia ir dabar. Tai ten, kur dirba skubios medicinos gydytojai, mes tengiamės didžiąją dalį problemų išspręsti, bet tiesa ta, kad medicina yra tokia plati, žmogaus organizmas yra toks sudėtingas, kad mes visada kreipsimės pagalbos į konsultantus, kai jau mūsų kompetencijų nebeužtenka. Tai apendicito mes tikrai neišoperuosim. Bet diagnozuot galit. Diagnozuot galim, įtart galim. Jeigu mums kažkas neaišku, mes irgi kreipiamės į specialistus, prašom ateiti, pakonsultuoti, pažiūrėti. Tai tęsiant apie mitus. Kitas mitas, galbūt ir ne mitas, kad jeigu atsiranda problema, geriausia keliauti į priėmimo skyrių, todėl kad ten apžiūrės visi gydytojai, specialistai, padarys visus tyrimus ir greitai išspręs tavo problemą. Ar tai tiesa? Čia labai skaudi tema ir skaudus klausimas visiems dirbantiems skubios pagalbos skyriuje. Ne, tai nėra tiesa. Tarsime, yra tikrai didelė dalis problemų, kurias gali išspręsti ir turėtų išspręsti šeimos gydytojai. Bet, viskas priklauso nuo to, kiek pacientas bendradarbiauja su savo šeimos gydytoju, kiek pasitiki savo šeimos gydytoju, kaip greit jį gali priimti ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat yra problemų tokių, kur nereikia nei šeimos gydytojo, nereikia nei skubios pagalbos skyriaus gydytojų. Bet tikrai susiduriam, kai atvyksta dėl įkanda uodas, aplink paraudo. Išsigąsta, atvažiuoja į priėmimą. Arba dar kažkokia, mėnesių skauda, nebepraeina, nusprendė atvykti į skubios pagalbos skyrių. Tai ką šiaip norisi suprasti, kad žmonės suprastų, kad skubios pagalbos skyriui mes daugelio problemų net ir negalim išspręsti, ypatingai kalbant apie kažkokias lėtinės įsisenėjusios problemas, nes mes tam neturim reikiamų instrumentų, tyrimų, konsultantų, specialistų ir taip toliau ir panašiai. Ką mes galim padaryti skubios pagalbos skyriui? Tai suteikti pagalbą ir gydymą kažkokiai ūmiai būklei, bet ne užsitęsusiam savaitės nugaros skausmui. Ypatingai, jeigu žmogus niekur nesikreipė, nesigydė, nesityrė. Mes paklausinėjom tam tikrų dalykų, atmetam taip vadinamas raudonas vėliavas, kurios mums duoda, kad galbūt šitam pacientui gali būti onkologija, galbūt šitam pacientui, jeigu buvo trauma, tai čia jau kažkas rimčiau, net tiesiog paprastas nugaros skausmas, galbūt dar kažkas. Tokiais atvejais mes jau turim išlaikyti tą tokį atidumą ir
nuspręsti, tai čia reikia kažką čia ir dabar daryti, ar gali tas žmogus gydytis namuose. Bet jeigu tai yra kažkokia įsisenėjus problema, kuri nesikeičia ir žmogus tiesiog patingėjo kreiptis į savo šeimos gydytoją, tai mes tikrai nei tam žmogui suorganizuosim neurochirurgo konsultaciją, nei padarysim skubų magnetinį rezonansą. Ir dažnai tikrai žmonės atvažiuoja tikėdamiesi, kad mes jiems, viską padarysim. Nepadarysim. Mes galbūt sumažinsim skausmą, atmesim tas visas raudonas vėliavas, kurios reikalautų skubios, tarkim, neurochirurgo konsultacijos ir viskas. Bet jeigu tai yra problema, kuri nesikeičia ir žmogus tiesiog patingėjo kreiptis į savo šeimos gydytoją ar į kažkokį kitą specialistą ambulatorinę tvarką, mes nepadėsim šituo atveju. Taip, jeigu tai yra kažkokia ūmi problema, taip, noriu sakyti, visada padarom viską, ką galim, visus reikiamus tyrimus. Tai irgi nebūtų 100% tiesa, vėlgi tu pats žinai, kokios kai kurios būklės būna, chameleonai, kur tu literatūroje skaitai ir galvoji, kaip galima nepagalvoti. O tu turi žmogų, įsijungia tunelinis mąstymas ir tu nepagalvoji ir nutinka kaip nutinka. Tai žinai, mitas iš dalies teisingas, bet šiaip tai nelabai. Geriau nekeliauti priėmimą, jeigu nutiko pirmą, pagalvot, galbūt tai išspręstų šeimos gydytojas. Pratęsiant tada, irgi čia tokia nuomonė yra, kad priėmimo skyriai yra perpildyti todėl, kad dauguma pacientų nėra skubus. Tai reiškia, jie galėtų tas problemas savo sutvarkyti pirminiam lygiai. Čia tiesa ar mitas? Tai čia labai panašus tas klausimas ir vėlgi, ir tiesa, ir mitas. Ir mes tikrai turim labai daug pacientų, kurie atvyksta, nes patingėjo kreiptis į šeimos gydytoją. Kartais, kai mes nepatingim, mes patikrinam, ar tikrai jų šeimos gydytojas atostogauja ir priims tik tai po mėnesio. Ir būna tokių kurioziškų atvejų, kai tu paskambini ir sako, ne, jau šiandien galiu priimti. Tai tikrai nemaloni situacija pacientui, kuris sėdi ir supranta, kad ką tik apsimelavo. Bet ir mums nėra, kad mes čia mėgaujamės tuo. Bet patikslinsiu, ar tikrai dauguma tų yra neskubių, ar tik kokia, ar mažoji dalis, kaip iš tiesų? Žinai, nepaskaičiuosiu procentaliai, bet tikrai dar labai priklauso nuo dienos. Tikrai pasitaiko dienų, kai 5 iš eilės ir tu nesupranti, kodėl jis atėjo. Bet vėlgi, čia toks, žinai, iš kurios pusės pasižiūrėsi. Aš kaip tik neseniai skaičiau amerikiečių tokį rašytą straipsnelį, kur palygino, kaip radiologai pyksta ant skubios medicinos gydytojai dėl to, kad mes per daug darom tam tikrų tyrimų, pavyzdžiui, kompiuterinės tomografijos. Lygiai taip pat mes pykstam ant savo pacientų, kai jie be reikalo ateina į skubios pagalbos skyrių. Bet taip kaip mes, skubios medicinos gydytojai, padarydami kompiuterinę tomografiją ir gaudami neigiamą atsakymą, turiuomenį, kad nepasitvirtino aortos disekacija. Tai mums tai yra laimėjimas. Nebūtinai tai reiškia, kad aš nepataikiau, kuriam žmogui padaryti, nes šitam pacientui nėra disekacijos. Tai mano tikslas yra sugaudyti tas disekacijas, kol nevėlu, bet tai, kad aš padarysiu ir nebus disekacijos, tai nėra kažkoks pralaimėjimas. Tai ačiū Dievui, šitas pacientas neturi šitos baisios ligos. Tai lygiai taip pat pacientai, tai mes nenorėkim, kad kiekvienas dabar gyvenantis šitoj žemėje, pabaigęs mokyklą ir kažkokius dar mokslus, humanitarinius ar dar kažkokius, kad jisai žinotų, kada jam reikia kreiptis į skubios pagalbos skyrių. Kokia būklė yra pavojinga, kokia nėra pavojinga. Tai šitoj vietoj norisi ir mūsų pačių tokio sąmoningumo ir supratimo, kad tie žmonės nesimokė 12 metų ir jie negali suprasti. Tai čia dabar tas krūtinės skausmas jau reiškia infarktą, ar čia yra tiesiog panikos ataka, ar čia yra neuralginis skausmas, ar čia galbūt yra spontaninis pneumotoraksas, ar dar kažkokia būklė. Bet šitas, kai tu, 3 iš eilės pasižiūri dėl erkės įkandimo ar kažko, ar ten paraudo, kai įkando uodas, gana sunku savo tą priminti ir tiesiog sakyti, šitas žmogus nebaigė mokslų, jis negali žinoti, kada jam kreiptis. Bet kartais irgi, atrodo, gana nemažą dalį problemų išsprendžia ibuprofeno tabletė arba paracetamolio. Nereklamuoju aš tų vaistų, tiesiog yra labai lengvai prieinami. Tai ir kartais
ir dažnai mes šiaip skausmo, pavyzdžiui, priežasties ir nerandam. Mes padarom tyrimus, nuo vaistų praeina ir mes paleidžiam, nes šiuo metu nematom jokios gyvybei grėsmingos būklės. Tai lygiai tą patį žmogus, jeigu suskauda kažką, gali išgerti vaistų nuo skausmo ir jeigu praėjo viskas, tikėtina, kad nėra kažkokios katastrofos organizme. Jeigu skausmas nepraėjo, jeigu blogėja, jeigu atsirado kažkokių papildomų simptomų, na, tai tikėtina, kad jau žmogus nesusitvarkys. Aš iš karto pasakojant tau pagalvoju apie tą numerį 113, kur galima ir telefonu gauti tas žinias tokias. Tai aš manau, tų įrankių tikrai yra ir galima būtų pasidomėti. Man tai tas, tavrasme, telefonu aš neįsivaizduoju kaip konsultuoti. Ne konsultuoti, tiesiog, kad bent jau tokius jau lėkti ar nelėkti ir tą erkę čia skubu ar neskubu. Pas vaikus tai dažnai tų erkių matom. Tai pas suaugusius lygiai tas pats. Bet tai yra skubios medicinos kategorija ir kas taikė, nežinau kodėl. Aš irgi nežinau kodėl. Tai va, klausimas ministerijai, kodėl taip. Nežinau. Kokie keiščiausi yra buvę skundai, kur atvažiavo ir tu supranti, kad nei tu padėsi ir čia gal reiktų aukštesnių kažkokių jau dvasių, bet ką yra tekę tokio? Ne, tai turbūt, tai va, tikrai ne kartą susidūriau, kai atvažiuoja jaunas žavus vyras ir man parodo vos įžiūrimą įkandimą ir sako, va, kas va? Ką daryt? Ką žinau, važiuokit namo. Tepaliukas ir dabar. Tai va, ir net tepaliuko dažniausiai nereikia. Tai turbūt šitas man toks pirmas ateina į galvą, nes tikrai tokių pasitaiko. Aš nežinau, kodėl žmonės taip išsigąsta tų įkandimų. Aš nekalbu apie įkandimus, kai tau visas veidas sutinsta. Čia jau reikia skubios pagalbos. Kokių dar iškeistų? Supratau. Nes aš galvoju, vis tiek tam priėmime jūs prisižiūrit, nes mūsų kolega Vytenis yra sakęs, kad sako, tu man parodyk daiktą kažkokį, namuose ligoninėje, aš tau pasakysiu, kaip su juo galima susižeisti. Nes vis tiek priėmimo skyriui matot. Tai kokių tokių kurioziškiausių yra buvę atvejų, kad, kaip pagalvoji, kaip tai galėjo įvykti, kaip tas žmogus tą pasidarė, gal kyla kažkas į galvą. Šiaip tai aš kadangi šiais metais dirbu vaikų skubios pagalbos skyriui, tai aišku, kad visą laiką pagalvoju, kodėl tas vaikas sugalvojo tą eurą suvalgyti. Tai turbūt... Aš turėjau ne per seniausiai vaiką, kuris turėjo eurą ir 2 centus. Taip. Graža buvo likus kažkokia matyti ir ėjo šaknėtam batutą ir įsidėjo į burną, kad pasaugot burnui, kad nepamestų, nes kišenių nebuvo. Ir ką, skrandį radom, ištraukėm, viskas gerai, bet jo, taip sugalvoja jie. Pagalvok dar, kas iš tokių, galbūt ne tik vaikų, bet ir suaugusių yra buvę. Turbūt, bet čia vėl, gal čia ne visai ta kategorija, bet tavo ir mūsų visų mylima transporto priemonė paspirtukas. O, kaip mylima. Kur tiesiog, aš suprantu, kad tai yra labai greita transporto priemonė iš taško A į tašką B nuvažiuoti. Bet tai yra, turbūt pati nesaugiausia transporto priemonė ir nepriklausomai nuo to, kaip tu atsargiai stengsiesi važiuoti. Su šalmu, be šalmo, su ten, nežinau, įtvarais, be įtvarų. Rizika nugriūti yra, kosmiškai didelė. Tarsi, mažiausias akmenukas ir viskas. Ir tada, gerai, tu buvai su šalmu, tai galbūt nebus žaizdos galvoje ir kažkokio lengvesnio, sunkesnio galvos smegenų sutrenkimo. Galbūt nereiks žaizdos siūti. Bet yra dar dilbiai. Kuriais, kai griūni remiesi, dantys, žandikaulis. Tai ir aš tikrai nesuprantu, kodėl žmonės renkasi šitą transporto priemonę, kai tiek daug tų traumų. Ir visi šneka, visi, kas dabar Instagrame, gydytojai, kurie užsiema visuomenės švietimu, mini paspirtukus. Benas Lastauskas non-stop kalba apie paspirtukus. Bet niekas nesikeičia. Ir tikrai žmonės atsargiau nevažinėja ir jie tiek pat daug važinėja ir visi galvoja, kad man tai jau taip nenutiks. Bet suaugusių priėmime kiekvieną budėjimą paspirtukininkų tikriausiai stebi. Tai ir suaugusių, ir vaikų. Tai dabar aš tavrasme, kiekvieną kartą ateina vaikas su ranka, važiavau, sakau, leisk, kad spėsiu kuo, paspirtuku. Tiesiog, čia kaip žinai, turbūt tas pats rūkymas, alkoholis, vairavimas girtam, bet tiesiog rūkymas, alkoholis, kadangi ilgalaikiai perspektyvai sukelia kažkokias pasekmes, tai labai sunku turbūt tada pajausti
kada bus ta peržengta riba ir kada jau viskas, sakys tavo organizmas, žinai ką, man atsibodo, tas alkoholis, va tau kasos uždegimas. Tai, bet kai tai yra paspirtukas arba sėdimas girtam už vairo, gerai, aš nelyginu paspirtuko su girtų vairavimu, bet tiesiog man atrodo, kad rizika šiaip tai labai panaši yra. Čia neseniai turėjau vaiką, kuris būtent nuo paspirtuko nulėkęs atvarė pas mane be 4 priekinių dantų. Tai dar nuolatiniai ar pieniniai? Nuolatiniai, tai teko pagipsuoti dar ir ranką dėl nesdilbis vienas ir išsiunčiau pas odontologus tvarkytis dantų. Bet jo, čia dažnai tokie. Gerai, dar paskutinį mitą turiu. Priėmimo skyrius vėl, kaip ir sakiau, chaosas atrodo visa kita, bet jeigu priėmimo skyriui prieina prie tavęs personalas su baltu chalatu, tai reiškia, kad tai jau yra gydytojas, o visų kitų spalvų, pižamos visa kita, tai jau yra pagalbinis personalas. Ar tai yra tiesa, ar ne? O kur tu tokį mitą girdėjai? Vėl man labai įdomu, kur tu išsirankė. Internetuose. Iš kokių formų? Taip, čia į formai. Ne, čia yra visiškai mitas. Ta prasme, ypatingai skubios pagalbos skyriui, kur reikia suprasti tą mūsų darbo specifiką. Tai nėra tiesiog, kad tu ar slaugytojas, ar pagalbinis tu ateini, pakalbi su pacientu ir išeini. Ne, dažniausiai tu darai kažkokias procedūras. Jeigu ten slaugytojai ima kraujus, stato lašelinės, pagalbinis personalas vežioja į tyrimus. Aš kaip rezidentė arba mano kolegos gydytojai, mes irgi ateini siūt žaizdą. Tai tu dažniausiai būni apsirengęs tą mūsų vadinamą pižamą. Ir viskas, nes halatas tau trukdo, jisai baltas ir gipsas gal nesimatys, bet visai kita, jo. Ir tada trečia, jeigu tu tikrai sunkiai, intensyviai dirbi ir lakstai, tau tiesiog karštas su tuo halatu. Tai pas mus bent jau Kauno klinikose, tai beveik visi tik tai pižamas nešioja, nebent šalta, tai užsideda džemperius. Tarkim, Marijampolėj irgi skaičiau, yra pavieniai gydytojai, kurie užsideda halatus, bet didžioji dalis pižama ir džemperis, jeigu šalta. Viskas. Aš irgi nemėgstu halato, nes pažiūrėjau spintai namie, gal 4 halatai kaba, visi sutepti, rankovės, nuo visokių konkrementų, visą kitą ten greitai. Bet yra buvę, kad kažkada ateinu konsultuoti ir sako, gydytoją pakviesit. Ne, tai čia tų kurioziškų situacijų visada pasitaiko. Tai, žinai, rezidentai dažnai irgi gauna visokių, o tai gydytojas ateis, ar čia tik tai jūs? Tai aš rezidentė, gydytoja, rezidentė, tai, žinai, ir mes visada tarėmės su savo gydytojais, bet, tai va. Gerai, iš mitų keliaujam toliau prie tavo darbo. Taip. Apie gaivinimą man labai įdomu. Ar dažnai tenka gaivinti priėmimo skyrių? Mes su vaikais, kai dirbam, vis tiek daug rečiau su to susiduriam, bet skubios pagalbos skyrių aš manau, kad tai rutina yra. Vėlgi, nėra čia kaip kavos išgerti kiekvieną rytą, tikrai ne kiekvieną dieną susiduriam, bet pakankamai dažnai susiduriam su tais gaivinimais. Šiais metais aš, kaip ir minėjau, vaikuose dirbu, tai ačiū Dievui, iš tų situacijų nepasitaikė ir gaivinti nereikėjo vaiko. Išskyrus, kai buvau išrotavusi į intensyvę terapiją, tenai dėja pasitaikė vaiko gaivinimas. O suaugusių priėmimo skyriui taip, tie gaivinimai, sakau, nesinori sakyti kasdienybė, bet to tikrai pasitaiko. Tikrai. Jeigu kalbant apie šiaip Lietuvą, lietuvių visą populiaciją, gaivinimas ir lietuviai, čia suderinami dalykai, ar dauguma visgi dar nežino, nesupranta ir ignoruoja tą reikalą? Kokia tavo nuomonė apie tai? Būtų suderinami, jeigu atsirastų kažkokia sistema. Šiuo metu tai manau, kad yra nesuderinami dalykai. Ir mes visi žinom, kad kiekvienas žmogus, norintis įgyti teisės, turi praeiti ir kažkokius pirmos pagalbos kursus. Bet nežinau, kaip vyko tavo kursai. Mano vyko, aš sėdėjau ir žiūrėjau PowerPoint prezentaciją, gal dar porą filmukų pamačiau, viskas to baigėsi. Ar aš kažką išmokau? Ne. Ir didžioji dalis žmonių taip ir mokosi tą pirmąją pagalbą teikti. Tai kai tu vieną kartą gyvenime pamatei filmuką, kaip reikia gaivinti žmogų, tai aišku, kad nedrąsu gatvėje pamačius, kad kažkas sukniubo, nei prieiti, nei patikrinti, nei pradėti gaivinti, kviesti pagalbą ar dar kažką. Tai šiuo metu tai aš manau, kad tikrai nėra pakankamai žmonių mokančių teikti pirmąją pagalbą.
Yra pavienės iniciatyvos, tiek mes kiek esam organizavę, tada Raudonasis kryžius organizuoja visokius mokymus. Tada žinau iš savo draugų, kad kai kurios darbovietės imasi iniciatyvos ir apmoko savo darbuotojus pasikviesdami specialistus. Tai to atsiranda, bet ar to pakanka? Ne. Tarsi, labai gražu visos iniciatyvos, bet tam, kad žmogus išmoktų ir išlaikytų tos įgūdžius, tai ne veltui yra posakis, kartojimas yra mokslų motina. Tai neužtenka vieną kartą pamatyti, pabandyti ir tada jau sakyti, viskas. Tai einančius 30 metų aš pasiruošęs. Ne. Tai čia buvo kažkada tų pamastymų, kažkokių pasirodė, kad atnaujinant teisės reikėtų ir vėl kursus pirmos pagalbos praeit, bet kažkaip viskas nutilo. Tai manau, kad kol nebus užtikrinti sisteminiai kažkokie dalykai, sisteminiai mokymai su žinių atnaujinimu kas kažkiek metų, tai mes tikrai nebūsim pasiruošti kaip visuomenė padėti tam individui sukniubusiam gatvėje. Niekad nežinosi, kada gali tokia situacija iškilti. Čia, pamenu, ir per vestuvės teko springusi kočiot. Aš taip girdžiu tavo gyvenime, jis pasitaiko tokių situacijų, kai tu atsirandi laiku ir vietoje. Tai tas riešutas nosį, Laisvės alėjai. Tai būna tokių, bet niekad nežinosi, kada. Bet vis tiek, bent jau teoriškai tą reikia žinoti. Ir ką aš iš savo sekėjų, iš mamų kartais gaunu žinučių, kad prisiminėm jūsų įrašą, padarėm, ką reikia ir turim vaiką gyvą, nes greitoji būtų nespėjus. Trumpai, kokios yra pagrindinės žinutės? Ką reikia žinot apie gaivinimą tiesiog ne medikui, kad jisai galėtų bent jau teoriškai suprast. Jeigu norės paskui, aišku, į kursus kreiptis, į Raudoną galbūt kryžių, dar kažkur, jau prisilies būtina, bet ta bazė, ką reikia žinot. Ką pirmiausiai turbūt reikia žinoti, tai kad mirusiam žmogui staiga gatvėje tu nepakenksi. Tai šitą reikia atsiminti. Ir tada kita, tai tiesiog nebijoti imtis iniciatyvos. Nes visą laiką būna žiūrinčių, gal bus koks vienas, kuris iškvies greitai ir tai nebūtinai, nes vienas galvoja, kad tas iškvietė, tas galvoja, kad tas iškvietė ir žodžiu. Tai kaip aš visą laiką mėgstu sakyti, tai yra tiesiog 3 žingsnių taisyklė. Pirma, atpažinti. Antra, kviesti pagalbą ir trečia, pradėti gaivinimą. Tai kas gerai yra, dabar bijau pameluoti, bet bent jau Kauno mieste, skambinant greitosios medicinos pagalbai, jeigu tu apibūdini žmogaus būklę ir žmogus, kuris dirba kitam laido gale, supranta, kad tai yra klinikinė mirtis, jis pavadovauja tam gaivinimui. Tai aš nesu tikra, ar taip ir kitose miestuose, noriu tikėti, kad taip pat vyksta iškvietimo metu. Taip, bet šitoj vietoj svarbiausia, nebūti abejingam, prieiti prie žmogaus, patikrinti, ar žmogus kvėpuoja, ar žmogus sąmoningas. Jeigu turim nekvėpuoja nesąmoningas, pirma dalis, atpažinom, kad negerai kažkas. Tai tada kviečiam pagalbą, nes jeigu aš esu vienas, net jeigu aš pradėsiu gaivinti, kiek aš galiu pagaivinti efektyviai, nes tai yra tikrai sunkus fizinis darbas. Nežinau, 10 minučių čia geriausiu atveju ir tai turbūt šiaip ne 10, 5 minutės, vadinasi, tau reikia pagalbos. Tai pirma, atpažinau, antra, pakviečiau pagalbą, paskambinau 112, jeigu esu vienas, įjungiu mikrofoną ir garsiakalbį, tiksliau sakant, kad man toliau vadovautų ir trečia, pradedu daryti paspaudimus. Tai čia yra tokie 3 dalykai, kuriuos kiekvienas turi žinoti ir kiekvienas turi padaryti. Jeigu yra aplinkui daugiau žmonių, tada galbūt šiek tiek lengviau, bet vėlgi, aš prisiemu atsakomybę, aš atpažinau, kad šitam žmogui yra blogai, panašu, kad įvyko klinikinė mirtis. Tai deleguoju darbus, čia šita vieta yra labai svarbi. Ir deleguoju ne taip, kažkas iškvieskit greitąją pagalbą, arba kažkas eikit ieškoti defibriliatoriaus. Ne, neveikia niekada tokie. Man atrodo, visi žinom, net jeigu yra kompanija žmonių ir tu pasakysi, kažkas atneškit tortą. Sudėtingai tos tortas. Niekas neatneš tą tortą. Tai tu, jeigu ir žmogaus nieko nepažįsta aplink tavęs, tai tu sakai, tu su mėlyna, džinsinė, ten nežinau, švarku, marškiniais atneš defibriliatorių. Tu su juoda bliuskute kviesk 112 greitą medicinos pagalbą. Ir tada pradedu daryti paspaudimus.
Suaugusio žmogaus gaivinime įpūtimai nėra tokie svarbus, kaip kalbant apie vaiką. Tai ką dabar jau sako literatūra ir sako visi algoritmai, ypatingai kalbant apie visuomenę, ką jai reikia mokėti, tai daryti efektyvius paspaudimus. Tai efektyvūs paspaudimai yra tiltas į tikėtina, kad galbūt žmogaus išgelbėjimą. Ir jeigu yra kažkur netoliese defibriliatorius ir kažkas atneša defibriliatorių, tai vėlgi tas, jeigu yra defibriliuojamas ritmas, tai naudojant defibriliatorių tas procentas žmonių, kuriuoms mes galim padėti ir išgelbėti, yra žymiai didesnis. O defibriliatorių kiekis Lietuvoje, ar jisai yra pakankamas, kaip į skubios medicinos gydytojos akimis? Nes iš esmės, visose prekybos centruose kaip ir yra. Didesniuose. Žinai, man atrodo, vėl turbūt reikia suprasti, Lietuva ir miestai nėra tokie dideli, kad greitosios važiavimas į įvykio vietą užtruktų ten pusvalandį, pavyzdžiui. Tai, sunku pasakyti iš tikrųjų. Tai, aišku, gerai, jeigu aš esu Lidl parduotuvė, kur tikrai visose parduotuvėse yra defibriliatoriai. Jo, ir kažkas nukrito ir atnešė defibriliatorių, yra skilvelių virpėjimas, defibriliatorius atliko savo darbą, žmogus atgavo sąmonę, atvažiavo greitoji, mes atidavėm atgaivintą žmogų. Bet jeigu tu esi kažkur, nežinau, kaimo vietovėje, tikėtina, ten nebus defibriliatorius. Yra kaip yra. Mes tikrai negalim kiekvienam kampe pridėlioti tų defibriliatorių, nes neužtenka jų tik pridėlioti. Tai yra paskui jų priežiūra ir visa kita eilė dalykų, kad tai veiktų. Ir vėlgi, vien defibriliatorių, net jeigu mes turėsim kiekvienam kvadratiniam metre po defibriliatorių, turėsim pagaivinantį žmogų, nebūtinai, tiesiog turi labai daug puzlės detalių susidėti į vieną, kad mes turėtumėm geras išeitis. Tai jeigu bus defibriliatorius, nebūtinai bus žmogus, kuris nuryšis jį panaudoti, nors jis yra visiškai saugus, atpažįsta tik vieną vienintelį ritmą ir jeigu tai nėra tas ritmas, jis tiesiog nesuveiks ir mes tęsim krūtinės ląstos paspaudimus be defibriliacijos. Tai aš tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo klausimu, kad šiaip pakankamai jau daug kur matom, lyginant su ankstesniais. Tai tos iniciatyvos labai ir žinutė gal, kad nebijotų paimto defibriliatoriaus, jisai tikrai nepakenks. Nes yra tas mitas, kad negaivinsiu, čia sulaužysiu šonkaulius. Tai taip, sulaužysi ir mes sulaužom, ir tu sulaužy. Ta prasme, nes tai yra, kaip, tai ar geriau 3 sulaužyti šonkauliai, ar antkapis tvorelė ir... Paliksiu šitą klausimą retorinį. O dabar toliau keliaujant, tada ties gaivinimu pašnekėjom trumpai springimas. Taip. Irgi trumpai labai, ką būtent žmonėm reiktų žinoti, čia galbūt dažniau susiduria negu su pačiu gaivinimu tikriausiai. Žinai, procentaliai tai aš nežinau iš tikrųjų, kiek susiduria, bet čia yra tos būklės, kur, tu negali laukti greitosios. Čia taip tas pats, kas ir masyvus kraujavimas. Tu negali laukti greitosios. Ir jeigu tu turi turniketą, jeigu tu įtari arterinį kraujavimą, tu turi deturniketą. Tai su sprengimu lygiai tas pats. Tai yra turbūt tokie 2 pagrindiniai dalykai. Tai kad yra dalinis užsprengimas ir yra pilnas užsprengimas. Tai dalinis užsprengimas, turbūt visi esam su tuo susidūrę. Valgai biškį juokiesi ir staiga tai pajauti, kad kažkur ne ten tas maisto gabaliukas pradedi kosėti. Tiesiog čia yra normali organizmo reakcija, normalūs refleksai, tu kosti ir tikėtina, kad tu tą kažkur ne visai ten nukeliavusi gabaliuką iškosis ir viskas baigsis gerai. Tai šituo atveju, kai yra dalinis užsprengimas, nieko daryti nereikia. Ir yra dalykų, kurių negalima daryti. Aš ką iš vaikystės prisimenu, tai ten reikia... Trenkimai per nugarą. Tai čia kaip tik galima pakenkti. Tai jeigu žmogus kosti, nemelinuoja, gali kalbėti, tai reikia tiesiog likti su tuo žmogumi, žiūrėti, kaip vyksta kas, pabandyti nuraminti, tiesiog sakyti kosėk, viskas bus gerai. Jeigu dalinis pereina į pilną arba iš karto pilnas, tai toks kaip turbūt tarptautinis ženklas dažnai žmonės tiesiog susiema už gerklės. Ko jie nebegali padaryti, jie nebegali kvėpti, nebegali kalbėti, jie pradeda melinuoti, nes tiesiog deguonis nebepatenka į plaučius. Tai pilno užspringimo metu tiesiog yra pilnai uždaromi, ačiū, kvėpavimo takai. Tai tokiu atveju jau tada atsiranda tam tikri veiksmai, kurių mes turim imtis. Tai visų pirma kviesti greitąją medicinos pagalbą, nes jeigu mums nepavyks atgaivinti,
Tai yra, nepavyks padėti esant šitam pilnam užspringimui, tikėtina, kad prireiks labai medikų pagalbos. Tai va, iškvietus greitą medicinos pagalbą, tada eina 2 veiksmai. Tas 5 smūgiai tarp menčių ir tada 5 smūgiai, čia saulės rezginio projekcijoje, Heimlicho manevras. Tai mes, kai buvo tų visokių akcijų gaivinimo, tai turim tokias specialias liemenes, kurias mums paskolina kolegos ir mokom žmonės, kaip atlikti tą teisingai Heimlicho manevrą. Tai atliekam 5 smūgius tarp menčių, tada 5 Heimlicho manevrai, jeigu nepadeda, vėl 5 smūgiai tarp menčių, 5 Heimlichai, tą kartojam, kol žmogus dar stovi ir kol arba pavyksta išspjautą maisto gabaliuką, jeigu vis tik nutinka taip, kad nepavyksta, tikėtina, kad įvyks klinikinė mirtis, žmogus krenta, be sąmonės, tada jau mes turim pradėti gaivinimo veiksmus. O kaip savo padėti, jeigu nieko nėra aplinkui? Aš tai esu mačius visų tų rekomendacijų į kėdės atlošą. Bet aš nežinau, kiek tai veiksminga. Aš turbūt, jeigu užspringčiau ir tikrai matyčiau, nėra kas man padeda, viską, žinau, kad, blogai, tuo aš čia melinuosiu ir krėsiu, tai bandyčiau. Tai manau, kad verta, nes čia tas pats, kas su tai šonkauliais. Tai jau geriau aš pabandysiu ir nepavyks, bet, prieš numirštant žinosiu, kad viską, ką padariau, ką galėjau, bet daugiau kitokių aš nežinau, gal tu žinai. Aš irgi tą patį, kėdės atkalti ir stengtis tą Heimlichą atlikti savo pačiam. Ir ką dar rekomenduoja, tai emergency numerį turėti visada telefone, kad kai tu jau nebegalėtum iškviesti pagalbos, kad paskambintų tiesiai yra, bet jau iPhone'as yra tas emergency, kur iškart vieno mygtuko paspaudimu iškviečia tau pagalbą. Tai irgi aš manau, tą verta būtų pažiūrėti, ar yra toks nustatymas telefonuose. Taip. Bet linkėkim, kad to nebūtų tikriausiai. Linkėkim, taip. Bet žinokim, ką reikia daryti, jeigu taip nutiktų. Gabrielė, tu pati esi baigusi FMR studijas ir esi gydytoja reabilitologė, bet pasukai visiškai atrodo priešingą sritį, skubę mediciną. Kas lėmė tą, ar čia adrenalino trūkumas, ar to chaoso poreikis priėmimo skyriuje? Reabilitacijos rezidentūros metu, man atrodo, pradėjau žiūrėti Grey anatomiją ir supratau, kaip man patinka tas adrenalinas. Ne, bet iš tikrųjų tai, nežinau, aš kažkaip bebaigiant universitetą, kažkodėl buvau sugalvojus, kad negaliu rinktis jokios specialybės, kur reikės greitų sprendimų. Iš kur tas atėjo? Nežinau. Neturiu paaiškinimo. Tai ir kadangi kaip tik vasarą prieš buvau Belgijoje tokioj savanoriško darbo stovyklai, visą mano jaunystę draugai iš manęs juokėsi dėl šitų, nes susimoki pinigus ir važiuoju dirbti. Tai aš ten dirbau kelias savaitės su neįgaliais žmonėm ir man žiauriai tas patiko. Kažkaip aš labai tame pamačiau prasmę, man patiko leis laikas su jais ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad reabilitacija bus arčiausiai to, kas ten buvo. Ir pasirinkau reabilitaciją. Ir nebuvo tai taip arti, nes reabilitologo darbas toks labiau yra koordinuoti komandos darbą. Tai, nežinau, gal reikėtų pasakyti, reabilitacija yra, žodžiu, po aktyvios gydymo stadijos didelį dalį žmonių, pacientų, tam, kad jie grįžtų į savo prieš tai buvusią fizinę būklę, į prieš tai buvusius darbus, į prieš tai buvusį gyvenimą, jiems reikia tam tikrų priemonių, kad mes padėtumėm. Tai reabilitacija, va čia atlieka tą svarbią rolę. Reabilitacija susideda iš daugelio dalių ir daug komandos narių. Tai ir kineziterapija, fizioterapija, ergoterapija, socialiniai darbuotojai, psichologai ir taip toliau ir panašiai. Tai reabilitologas, jis toks gaunasi kaip tos komandos koordinatorius, plus minus bando apjungti visus tos vykstančius procesus. Ir man turbūt labiausiai ir pritrūko to tiesioginio darbo su pacientu. Gal egoistiškai nuskambės, bet kažkaip man norėjusi didesnio mano pačios indėlio į paciento sveikimo procesą. Aš nesijaučiau pakankamai svarbi visame tame. Man užtruko, kol aš tą supratau, tada dar ilgiau užtruko, kol aš savo tą garsiai įvardinau, pripažinau, nes vis tiek, pripažinkim, skamba pakankamai taip, aš tai noriu ant bačkos užlipti. Taip. Bet kai aš tą supratau, pripažinau, man viskas taip labai gražiai pradėjo dėliotis.
aš dar plus pabandžiau kažkaip prisiminti apskritai, dėl ko aš stojau į mediciną ir tada viskas labai gražiai susidėjo į stalčiukus ir ta skubi medicina tapo labai tokiu paprastu kitų pasirinkimų. Tarsi man tiesiog pasidarė labai aišku, kad skubi medicina yra tai, ko aš noriu savo gyvenime. Bet jautiesi savo vėžiuose, kad... Oi, aš nežinau, taip, tarsi aš jaučiuosi 150% savo vėžiuose. Tai taip. Neseniai buvai stažuotėje į JAV. Taip. Papasakok, kaip tau ten sekėsi ir man įdomu dabar tie skirtumai, ar daug skiriasi, vis tiek ten skubi medicina jau įsivaizduoju, jau ir seniau buvo. Taip, tai ten skubi medicina ir atsirado Amerikoje, mes iš jų pasiskolinom šitą specialybę ir mano kolegos atvežė tą specialybę į Lietuvą. Ten skubi medicina egzistuoja maždaug nuo 1960-70 metų, kuomet pradėti ruošti pirmieji rezidentai. Tai gana ženklus skirtumas tarp to, ką mes čia turime, bet man labai smagu iš tikrųjų, kad aš ten nuvažiavus, pamačiau, kad mes ne taip labai ir atsiliekam. Taip yra tam tikrų skirtumų, bet jie labiau yra tokie, nežinau, logistiniai ir kažkokie administraciniai, infrastruktūriniai, komandos narių funkcijų pasiskirstime. Ten pakankamai daug darbo, kurį čia Lietuvoje daro gydytojai arba rezidentai, ten atlieka, pavyzdžiui, slaugytojai. Yra labai daug skirtingų rūšių slaugytojų. Vienas ten slaugytoja rūpinasi pacientų guldymais, kita yra atsakinga už vaistus, trečia yra atsakinga už kažkokias ten tyrimus ir panašiai. Dar kažkas, ta prasme, žiauriai daug skirtingų tų tokių subspecialybių. Ko nereikia, bet tada nuimama nuo gydytojo. Jeigu, pavyzdžiui, mes Kauno klinikose, tai ir visus skambučius atsiliepinėjam ir pacientų artimuosius telefonu konsultuojam, papasakojam, kas įvyko. Tai to nedaro Amerikoje, bent jau toj ligoninėje, kurioje aš buvau. Tai yra perdodama kitiems komandos nariams, kurie tuo rūpinasi. Ir gydytojai, ir rezidentai, jie tiesiog gali rūpintis tuo savo pacientu ir fokusas yra nukreiptas į pacientą. Visa kita, iš klinikinės pusės, aš sakyčiau, kad mes netaip labai ir atsiliekam. Iš laukimo pusės, procesų greičio, vėlgi labai panašiai ir gal netgi dar ilgiau viskas trunka negu kad pas mus. Tai tikrai, kaip pacientai, aš suprantu, kad yra labai nemalonu laukti 4 valandas iki apžiūros, bet gera žinia yra ta, kad jeigu tu lauki 4 valandas iki apžiūros, vadinasi, tu nemiršti. Vėlgi, yra išimčių už taisyklių, visko pasitaiko, būna tikrai kažkaip, pasimeta ta informacija, kažkaip gal kažkas arba pablogėja staiga, arba dar ir iš pažiūros atrodė stabilus pacientas, kuris gali laukti, galbūt tampa nestabilus. Tai to pasitaiko, bet, tai pasitaiko labai nedažnai. Tai tas laukimas, jis egzistuoja tiek pas mus, tiek Amerikoje, aš buvau ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, skubios pagalbos skyriuose, tai ten žmonės dar ilgiau laukia. Ir tikrai labai skaudu, kai čia pacientai pyksta ant mūsų. Ir nesupranta, jiems atrodo, kad mes nieko neveikiam, bet jie nemato didelės dalies, ką mes darom. Bet tie patys skambučiai, kurie labai šiaip išmuša iš tavo, tu susidėlioji kažkokį veiksmų ir darbų planą ir staiga tave 3 kart nutraukia 3 skambučiai, dar konsultantas ateina kažką tau pasako, tai yra nuolatinis, trukdymas to tavo nuoseklaus darbo. Tai vat. Čia man patiko pasauliniam kongrese su vienu atstovu iš Afrikos šnekėjom apie būtent tą priėmimo skyrių, kad Lietuvoje kartais vaikai laukia 4-5 valandas, kol gydytojas apžiūrės. Klausykit, sako, mes gyvenam šalia tokio didelio kalno ir didelio ežero. Pas mus vien kelio dažniausiai 12-14 valandų. Taip. Jeigu gyveni dar už kalno, tai keliauja pacientai virš paros dar iki mūsų ligoninės, jeigu kažkas nutiko. Tai sako, didžioji pasaulio dalis pavydi jums, ką jūs turite čia. Tai irgi bet, aš nežinau, mūsų skubios pagalbos skyriui Kauno klinikose, dabar, kai tie srautai taip gerokai išaugę dėl traumų ir atšilusio oro, bet vis tiek noriu sakyti, kad tikrai nebūna, kad pirminės apžiūros lauktų 4 valandas. Galbūt visas procesas ir užtrunka, nes vėlgi tai yra labai daug sudedamųjų dalių. Visur reikia laukti, prie rentgeno reikia laukti, prie echoskopijos reikia laukti, prie to reikia laukti. Bet kad lauktų vien tik apžiūros, tikiuosi, kad taip nenutinka. Bet, pavyzdžiui, aš kai buvau Prancūzijoje prieš
daug metų jau savaitę skubios pagalbos skyriui, ten toks mažas turistinis miestelis, bet kadangi turistinis, buvo Liepa, beprotiškai daug turistų, beprotiškai daug pacientų, tai vieną vakarą aš išeidinėjau jau iš ligoninės, tai buvo pilnas priėmimas, pilna laukimo salė, kur jau pacientai surūšiuoti, tada pilna laukimo salė, kur dar net neužregistruoti ir aš tada išeinu į lauką ir ten ant bortelio dar prisėdę, 20 gal laukiančių. Tai aš galvoju, mes Lietuvoje gerai gyvenam. Nemačiau, kad pacientai lauktų laukia ant bortelio. Čia pamenu, buvo kažkuri žiema prieš gal 3 metus, kur labai slidu buvo, staigiai taip ir jau vaikų priėmime daug tų pacientų matėm ir kolegos iš Lazdynų ligoninės Vilnius atsiunčia, kad laukimo salėje 124 žali ir vienas mėlynas. Tai tas mėlynas irgi dar būtų laukęs. O dabar dar į pabaigą keliaujant, kas yra sudėtingiausias skubios medicinos gydytojo darbe, tavo asmeniškai? Turbūt man sudėtingiausia atrodo tas, kad aš vis tiek, šita specialybė yra tokia plati, ir labai taip sunku kažkaip pripažinti savo ir pasakyti, kad aš vis tiek visko nežinosiu. Ir man atrodo, kad yra labai saugus variantas, kai tu žinai, kad nežinai. Kada yra labai nesaugu, kai tu nežinai, kad nežinai. Ir ne iš blogos valios, bet tu gali netyčia, nežinau, tikrai su kažkokia sudėtinga patologija žmogų paleisti į namus vien dėl to, kad tu nežinojai, niekada nesusidūrei, niekada nepaskaitėjai, arba vėlgi mano čia ta minima disekacija aortos, jinai yra baisi liga tam, kad mes ją atpažintumėm, įtartumėm, o ir tada gydymas irgi yra, ta prasme, ir rizikingas ir panašiai. Tai šitas turbūt, tada kas tikrai sunku, tai yra tas pacientų lūkesčių neišpildymas, kai mes didelę dalimi jų ir negalime išpildyti, nes skubios pagalbos skyrius nėra ta vieta, kur ateis visi specialistai, pažiūrės ir padės. Ir tada turbūt tie piktesni pacientai, su kuriais mes susiduriam, tai jeigu budėjimas einasi gerai ir pasitaiko vienas, nežinau, tarkim, dabar vaikuose dirbant, piktesnis tėtis ar mama ir jie tiesiog prieš tą kelia balsą ir rėkia dėl to, kad jie ilgai laukia, o tu ten strese, nes, nežinau, suvai kažkokią baisę veido žaizdą ir taip supranti, kad, ta mergaitė turės randą ir dar ant tavęs rėkia, nes tu neuždėjai gipso. Tai šitas turbūt, tas toksai, taip norisi abipusio supratimo, tiek medikams suprasti tos pacientus, kad jie negali žinoti kiekvieną kartą, kada jiems atvažiuoti, bet lygiai to paties norisi ir iš pacientų, kad, jeigu laukit, tai ne dėl to, kad mes ilsimės ar kavą geriam. Taip, kartais tu nueini atsigerti, nes jau nebegali, arba nueini pavalgyti, nes tai yra tiesiog to normalūs fiziologiniai poreikiai. Tai turbūt šitas, aišku, pacientų netektys, ypač dabar ten vaikų skubios pagalbos skyriui. Tai priėmime nebuvo, bet buvo reanimacijoje, kai dirbau, netekom vaiko, tai man nepratusiai prie vaikų netekčių iš viso buvo. Peilis, aš... Nežinau, ar galima priprasti. Tai... Nežinau ir aš. Ir tas turbūt supratimas, kad tu klysti ir klysi nepriklausomai nuo to, kiek daug tu stengsiesi. Tu gali viską padaryti maksimaliai gerai, kaip galėjai tuo momentu, bet tavo pacientas vis tiek numirė arba, nežinau, išsivystė kažkokia komplikacija dėl to, kad tu arba kažko nežinojai, arba kažko nepadarei iki galo, bet ne dėl to, kad tu tingėjai, ne dėl to, kad, nežinau, kai kuriems atrodo, aš čia nesusimokėjau ir man nepadarė, aš nesumokėjau, manęs nepaguldė. Ne, mes nei vienas nestojame į mediciną, norėdami, kad darytumėm dalykus tik tada, kai mums susimokės. Šis kyšiai, padėkos čia yra, tragedija, kurią reikia išgyvendinti, bet dalykai keičiasi. Tai tas turbūt labai skaudu yra suvokti, kad tu bandėjai padaryti viską, ką galėjai, tavo pacientas vis tiek numirė, nes kažkurioje vietoje saugiklis kažkoks išmušė. O dabar norėčiau paskutinį klausimą, tai pozityviau šiek tiek pabaigti mūsų pokalbį. Labai džiaugiuosi, kai kolegos stažuojasi, keliauja, parneša tų idėjų ir žinau, kad ir tu planų visokių turi, papasakok, kokie tavo planai, nes lyg ir rezidentūrą baigi po metų, bet dar yra ir kitokių planų.
Tai yra jo planas pusiai metų į Briuselio ligoninę išvažiuoti pasistažuoti per Erasmus Plus programą. Tai labai laukiu, tikrai labai laukiu, bus įdomu, šiaip bus įdomi patirtis, nes Belgijoje irgi skubi medicina egzistuoja jau daugiau negu Lietuvoje, ne taip labai ilgai kaip Amerikoje, bet man atrodo gal bent 20-25 metai, jeigu neklystu. Tai bus faina pasisemtos patirties šaly, kuri yra pakankamai turtinga, turi šitą specialybę ilgiau ir tuo pačiu, prancūziškai gydyti pacientus irgi bus šioks toks iššūkis. Linkiu sėkmės tau. Ačiū. Šiandien laidoje buvo skubiosios medicinos gydytoja Gabrielė Mickutė, o visas laidas Užeikite, kas laukiate, galite rasti mūsų YouTube kanale Užeikite. Nepamirškite sekti Užeikite, kas laukiate socialinių tinklų paskyrų, ten rasti įvairiausių akimirkų iš mūsų laidų, o kita laida lygiai po savaitės. Būkite sveiki ir iki.